Pėsčiųjų perėjos yra aktualiausia problema šiai dienai, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį. Mūsų keliuose, Lietuvos keliuose, pastaruoju metu žūsta labai daug žmonių, įvyksta eismo įvykiai, pėstieji yra partrenkiami. Taip nutiko ir spalio 14 dieną. Čia, Narbuto gatvėje, buvo mirtinai sužalota 19-metė mergina. Yra labai skaudu, kada nutinka tokie dalykai su jaunais žmonėmis, dar nespėjusiais pagyventi, o kitiems irgi lieka sudaužyti likimą. Mes, vairuotojai, turėtume atkreipti dėmesį į pėsčiuosius. Mes turime pagaliau pradėti gerbti vieni kitus. Mes esame žmonės ir neturime apie tai pamiršti. Nesilaikydami taisyklių, negerbdami vieni kitų, mes žalojam ne tik savo gyvenimus ir rodom pavyzdį vieni kitiems, bet ir kitų gyvenimus žalojame, pakliūdami į kažkokias avarijas ar dar blogiau, numušdami žmogų. Tokia perėja, kaip čia, Narbuto gatvėje, turi būti panaikinta. Ji negali būti tokioje vietoje. Čia turėtų būti racionaliausias ir geriausias sprendimas įrengti antžeminę pėsčiųjų perėją. Valdininkai turėtų susirūpinti ir išspręsti šią problemą kuo greičiau. Mirusių dėja nesugrąžinsime, bet gyvus dar galime išsaugoti. Į ką prašau visų vairuotojų ir pėsčiųjų atkreipti dėmesį. Pradėti nuo savęs, pradėti gerbti artimai žmogų. Kelių eismo taisyklės ant dienų buvo papildytos dar vienu punktu. Dabar mes, vairuotojai, degant raudonai šviesai ir esant žaliai rodikliai, privalome sustoti, o tik tada pradėti važiuoti. Mes turime įsitikinti, kad nėra pėsčiųjų. Ant kiekvienos pėsčiųjų perėjos nepastatysi po policininką, kad jis drausmintų vairuotojus, bet po šviesoforą įrengti galime. Valstybė turi susirūpinti, rasti lėšų ir skirti tam lėšų tokiems projektams įgyvendinti, kad apsaugoti mūsų pėsčiųjų gyvybės ir sudrausminti vairuotojus. Jeigu mūsų valstybė randa pinigų Lietuvos gynybai stiprinti Lietuvos kariuomenę, tai rasti pinigų apsaugoti Lietuvos pėsčiuosius būtų normalu. Įrengti tokius puikius apšvietimus kaip čia. Tai tikrai brangiai nekainuotų, o išgelbėtų daug žmonių gyvybių ir žmonės jaustųsi saugus. Ar jūs ką nors matote? Ne? Aš irgi ne. O juk čia yra pėsčiųjų perėja. Čia yra kelias, vedantis nuo Olandų gatvės iki Naujosios Vilnios. Čia yra net 3 pėsčiųjų perėjos, kurios, kaip matote, visiškai nėra apšviestos. Nėra jokių žymių, kad čia apskritai yra pėsčiųjų perėja. Ir dabar įsivaizduokim, jeigu blogas matomumas ir lyja lietus, kokios čia yra sąlygos pėsčiajam saugiai dasigauti iki kitos gatvės pusės. Tai yra, žinokit, kaip rusiška ruletė. Gal pavyks, o gal ne. Tai kodėl čia iki šiol nėra apšviesta pėsčiųjų perėja? Apskritai šiam keliui. Kodėl? Prisiminkim Šeškinę. Buvo panaikintos net 2 pėsčiųjų perėjos, nes ten buvo daug nelaimingų atsitikimų. Ar mums reikia sulaukti ir čia kažkokio nelaimingo atsitikimo, kad perėja pagaliau būtų arba panaikinta, arba tinkamai apšviesta? Mieli valdininkai, kodėl jūs nedirbate? Ne visi projektai sulaukia mūsų valdininkų dėmesio, bet šis projektas, viadukas, esantis Geležinio Vilko gatvėje, sulaukia. Šiam projektui iš pradžių buvo skirta per 32 milijonus litų. Vėliau šis projektas staiga pabrango iki 3,5 milijonų litų. Labai keista ir įdomu, kodėl mes finansuojame tokius keistus projektus. Šis viadukas labiau skirtas yra patiems seimūnams, kad jie greičiau davažiuotų iki savo darbo, sprendžiant svarbius valstybės klausimus,
Kaip nuo pensininkų, pavyzdžiui, pasiimti kapeiką ir pastatyti savo naudingą viaduką. Tokį projektą jie galėtų patys finansuoti, bet deja, lengviau yra padaryti tai už mūsų pinigėlius. Taip buvo ir su Valdovų rūmais. Pradžiai šiam projektui buvo skirta 114 milijonų litų, bet vėliau staiga pabrango iki 350 milijonų litų. Čia yra kosminiai pinigai. Ir svarbiausia, kas ir būtų keisčiausia, kad tai viskas daroma į mūsų valstybės skolą. Skola tik didėja, o naudos nelabai ką ir pamatysi. O ypač iš tokių keistų projektų. Kaip ir buvo su stadiono statyba. Buvo sukišta per 100 milijonų litų, bandant atgaivinti nacionalinį Lietuvos stadioną. Bet deja, atgaivinti jo nepavyko. Čia posėdžiauja mūsų šalies valdininkai, žmonės, kuriuos mes išrinkom, o jų išrinkom net 140. Tokia didelė valdininkų armija ir mūsų miestas bankrutuoja. Įdomu kodėl. Kodėl tie žmonės, kurie iš pat pradžių duodavo mums pažadus dirbti mums, mūsų Lietuvos piliečių labui, mūsų visuomenės labui, jie staiga apie tai pamiršo, kada atsisėda į šiltas kėdes. Jie tarnauja savo, įgyvendina savo naudingus projektus ir daro viską, bet ne mums. Vilnius yra faktiškai bankrutavęs miestas. Jo skola viršija 1 milijardą litų. Kodėl? Kodėl mes finansuojame tokius projektus, kurie neneša mums naudos, neneša mums pelno, o tik įvaro miestą į minusą? Apie tai pradėjo kalbėti valdininkai, politikai, politologai. Kalba net paprasti žmonės. Žmonės, kurie bent truputį domisi savo miestu. Bet kągi mums daryti? Kaip mums ištaisyti tas klaidas, kurios jau yra padarytos? Tai yra klausimas, į kurį turėtų atsakyti patys valdininkai. Bet deja, jie į tai neatsako. Vieni varo ant kitų. Bet kaip taisyklė, kaltų neranda ir neras. Nes kiekvienas savo pasiema po mažą dalį ir myli Lietuvos gyventojai, myli vairuotojai, pėstieji. Jeigu pas mus įvyksta kažkokios nelaimės, jeigu kasdien yra avarijos, yra partrenkimi žmonės, kažkas mumise yra ne taip, kažkas mūsų valstybėje yra ne taip. Mes pastoviai kažkur skubam ir pamirštam apie saugumą. Pamirštam, kad turime saugoti ne tik savo gyvybę, bet ir artimųjų gyvybę, mums nepažįstamų žmonių gyvybę. Gyvybę atimti reikia sekundės ir gyvybės jau nebesugrąžinsi. Mes turime pradėti rūpintis vieni kitais, mes turime mažinti greičius, mes turime vadovautis kelių ženklinimais, mes neturime važinėti autobusų juostom, mesti nuorūkas. Mes turime gerbti savo miestą, mes turime gerbti savo žmonės. Pas mus vyksta pastoviai kažkas ne taip. Ir vieni ieško kaltų, tuomet kaip kiti ieško sprendimų. Tai būkime iš tų, kurie ieško sprendimų ir ieškokime jų drauge. Tikėkime vienas kitų ir aš tikiu mūsų sėkme, kad pas mus viskas klostysis gerai ir eismo įvykių, partrenktų žmonių daugiau nebus. Jeigu būtų statistika, kad per šios 2015 metus Lietuvos kely neįvyko nei vienos avarijos, nebuvo partrenktas nei vienas pėstysis, ant kiek čia būtų laimėjimas, ant kiek čia būtų laimė mums, kad mes pradėjome keistis, kad mes keičiamės. Vairuotojai, būkite atidūs kely, būkite budrus, kaip ir jūs pėstieji. Pradėkime saugoti vienas kitą. Mėly pėstieji, neikite per pėsčiųjų perėją, kol neįsitikinate, kad visi vairuotojai tikrai sustoja. O jūs, vairuotojai, irgi saugokite mūsų pėsčiuosius. Saugokime vieni kitus. Laimės jums ir būkite budrus ir atidūs.